Sveiki Dovilė, sveiki Mažojo teatro administracija. Čia yra video laiškas, uždara YouTube nuoroda skirta tik tai jum. Matot, kadangi aš pastebėjau, kad jau rytoj lapkričio 3 ir jūs vis dar nepakvietėt manęs į pokalbį, tai tiesiog nusprendžiau duoti jum tokį video kaip pokalbį, tiesiog, kad jūs tiesiog pamatytumėt mane. Ir norėjau jums paaiškinti, kaip jūs, jeigu matėt mano CV, kad kodėl aš esu labai tinkamas šiai pozicijai. Visų pirma, aš myliu teatrą, suprantat, aš myliu Rimo Tumino kūrybą, bet ne tik tai. Jūs galite pažiūrėti, kad aš, dariau ir kiną, ir visokią reklamą, ir komunikaciją, ir su kompiuteriais kažką dariau. Aš tiesiog galiu visus tos savo įgūdžius, visus tos savo skillsus atnešti į teatrą, nes kada aš dirbau su Kristijanu Liupa arba su Oskaru Koršunovu kaip jų repeticijų vertėjas žodžiu, tai aš praktiškai ir buvau padėjėjas. Buvau padėjėjas ir mačiau, kokių reikia dalykų, dėl ko reikia režisieriams padėti kažkoks organizacinis, užkulisinis, kompiuteriniai, būna dažnai darbai, kažkokie darbai su informacija, su kompiuteriu. Todėl mano tas visa, sakyčiau, universalumas, tas visapusiškumas, man atrodo, labai pasitarnaus atliekant režisieriaus padėjėjo funkcijos. Tai vėlgi labai atsiprašau, kad sutrukdžiau jum. Čia aišku, tikrai nenoriu kažkaip įtakoti jūsų sprendimų, bet ačiū jums labai, kad svarstėt mano kandidatūrą. Tiesiog norėjau, pasirodyti, tiesiog norėjau, kad pažiūrėtumėt, kaip aš bendrauju, kas aš per žmogus, kokį vaibą aš duodu, kokią energiją aš skleidžiu. Tai ačiū jums labai ir gero savaitgalio. Iki.